Sveiki! Tai šiandien paprastas šeštadienis, atsikėlėm anksti ryte, galvojam ką daryti. Tai sakom, varom į Müncheną. Truck Monstrų vadinas tokios kaip ir monstrų pasirodymas. Tenai žodžiu triukus darys ir visą kitą. Mes esam po kol kas Memingene, einam čia va gatvėms iki traukinio. Su traukinuku valandikė laiko ir būsim 10 minučių, eisim po gražiausius miesto kapus. Stato mašiną visada prie senelių namų ir einam tolyn visada per kapelius. Pasistato mašiną ir per 15 minučių būnam mes mieste. Tai va, čia tie gražiausi kapai mieste. Naktį baisu čia neapšviesta, bet čia tokie sunykę senoviniai kapai. Susidūrėm su pirmosiom problemom. Aistė rankenukas plyšta žemyn. Todėl, kad daug prisidėjau. Be vaikštant bus ant žemės nukris. Daug pinigų turim. Jo, laukiam traukinuko. 9 valandą turi atvažiuoti. Žmonių tikrai daug, ne? Skaityk, buvo visą laiką prasti orai, dabar čia pirmą dieną, ne? Nu va, po ilgos ir labai ilgos kelionės, po valandos laiko kelionės atvažiavom į Müncheno stotį. Ką dabar darysim? Einam pasidėti kuprinę, nueiti tualetus ir nusipirkti kapučino. Kadangi eisim į tą pasirodymą, tai kuprinių nepriima. Dar turim porą valandų laiko, tai jokio streso nėra. Gerai. Ir užsuk. Va. Nusipirkom kapučiną, va. Vieną per pusę, nes labai didelis. Ir lendam į viršų jau į miestą, nes užtek žmonių maišalynės, ne? Per daug. Šiandien, man atrodo, žaidžia Müncheno Bayernas futbolo, tai labai daug fanų visur čia vaikšto raudonai apsirengusių už Müncheną. Mums reikia iki kitos stotelės U-Bahno, kad iki Olimpijos centro davažiuotumėm. Kai saulėj būni, tai kepina saulė žiauriai. 20 laipsnių šiandien tik tai praneša. Dabar 11 laipsnių, bet saulėj spigina kaip reikalas. Čia va klinikos tokios Münchene. Viskas. Sutvarkiai reikalą. Na, atėjom į Sendlinge to, važiuosim su U3 Richtung Mosach. Atvažiavom į Olimpijos centrą. Čia taip pat yra ir BMW automobilių gamykla. Va. BMW Group. Eisim dabar po biškį link savo olimpinės halės. Sako, visi žiūri į viršų kažkodėl. Aš irgi va, pasižiūrėjau, sakau, o, kas šis skrenda? Grafas Cepelinas. Dar kas įdomiausia apie tą monstrų pasirodymą, tai kad Vokietijoje dar nei karto nevyko, čia pats pirmas kartas. Šiaip tokie pasirodymai yra Amerikoje vykstantis, čia visi šitie monstrai iš Amerikos yra atgabenti čia. Mes sakom, bus įdomu irgi pažiūrėti, kaip atrodo visas tas šou. Pažiūrėsim, net nežinom iš tikrųjų kiek laiko truks, man atrodo, valandą, pusantros ar kažkas tokio. Čia atėjom į dviračių tokią kaip parodą, gali išsirinkti, pasižiūrėti, pasimatuoti, pavažiuoti. Čia labai daug irgi visokių stendų, skirtingi dviračiai, kelionių dviračiai, visokie gravel dviračiai. Čia va ir Lietuvoje buvo panašų dalyką pristatę, va čia plauna dviračius. Yra specialius dviračių plovyklos va tokios.
Čia va žmonės laukia eilėj visi. Čia sukūrė oro pagalvis dviračiam irgi. Kai krenti arba kai susidauži, iššoksta pagalvis ir apsaugo tave. Na va, keliausim į vidų jau pro vartus. Nežinau, ar girdisi, bet nebeis po to susišnekėti. Tai dabar einam į pasirodymą ir žiūrėsim. Tai esam tokie pozityviai nusiteikę. Nu, tai kaip Monster Jamas. Ką sakei? Monster Jamas. Nesupratau. Neisi dar. Neisi pas ausų specialistą. Jau reikės eiti. Užsisakysi klausos aparatui. Čia sukas viskas. Garsas tai nesveikas. Aš matavau per savo laikrodį garsą, tai kur rašo jau, jeigu jau yra virš 100, tai jau jie kenkia žiauriai ausim, ta prasme rašo, kad jau gali netgi visam laikui pakenkti ausim. Tai. O šiaip pats pasirodymas irgi tikrai įdomus ir monstrai tie turi po 1500 arklio galių, kiekvienas sveria po 5,5 tonos, nerealios mašinos, ta prasme. Tai mes vėl čia išėjom į lauką, vėl dviračių paroda. Einam toliau pažiūrėti, kokių dviratuko, ne? Ką darot? Ko laukit? Prisiregistravom biškį pasivažinėti. Testuos dviratį, kurį nori pirkti. Ne tą, čia tokia neturi. Nors gal turi vieną, jo. Bet dažniausiai su juo išvažiuoja kas nors taip.
Aprodo, kaip su dviračiu važiuoti. Instrukcija. Lengvas, ane? Čia Viktoras nori tokį nusipirkti dviratį, tai išbandysdavo. Kokie pirmi įspūdžiai? O, žiauriai sportiškai, žiauriai. Žiauriai, ne? Nesveikai. Nu, čia biški rimtesnis. Elektrinis. Skot. Gerai atrodo, geras spalva. Jo, labai. Žodžiu, sveria nesveikai daug, vos pakelti eina. Papažyk. Nu tai elektrinis. Tu pakelsi? Pabandyk pakelti. Visai kitaip. Pabandyk pakelti. O. Na. Pliusas tas, kad čia yra pompa primontuota prie to. Iškart su flashing halterum saustu. Na va, Aistė užsisodinau ant dviračio. Sakė, irgi nori išbandyti gravel bike'ą sportinį. Sag mal, der normale Radlfahrer, der merkt wahrscheinlich jetzt nicht. Nu va, užteks testuotos dviračius, tik tai 2 pasitestavom, bet užtenka. Vieną elektrinį gravel bike'ą, vieną paprastą gravel bike'ą. O Aistė su elektriniu sakė, patiko į tą kalniuką užvažiuoti. Pabandžiau į kalną užvažiuoti su elektriniu. Aišku, patiko. Aišku, patiko, sakė. Apie kad dviratis man per didelis buvo, aš pedalus nusipasiekęs. Jo sėdynė buvo ant manęs nustatyta, tai Aistė kaip kirminukas, o tai bandė pasiekti pedalus taip su pirštų galiukais. Tai dabar žiauriai gert norim, išprakaitavau belė kaip. Eisim atsigert nusipirkti ir varysim į miestą, ne biškį. Taip. Ar yra mašinų, kur jūs jas gali? Yra mašinų, kuris jas gali. Į BMW pasaulį atėjom. Čia tokių mašinyčių pasižiūrėti. Ką manot apie tokias mašinas? Norėčiau pavažiuoti. Kai duotų pavažiuoti, sakytum, ne, bet noriu. Taip ir būtų. Bijau gazą spausti. Iškart pašaukti priekį. Čia va kaip elektrinė mašina atrodo prapjauta iš vidaus. Čia priekis elektrinis motoras priekį. Čia va kaip baterijos atrodo. Prapjauta pačioj. Čia va pasikrauna. Čia va galas. Irgi va čia kamera. Ir visi sensoriai. O tenai irgi va į ratus motoras. Priekį ir gale motoras. 4 varomiai. Jo, neblogai, neblogai. Nu va, atvažiavom į patį centrą dar. Sakom, biški laiko liko, tai žmonių milijonas, čia dėl futbolo fanų labai daug baimų, tai čia viskas perpildyta kiaurai. O kaip atrodo aikštė pagrindinė. Ponia, kaip per miesto šventę. Taip. Čia normali diena skaitos. Prifilmuota jau, čia mes buvom 100 kartų. Mes buvom čia 1-2 kartus gal.
Nusipirkom 4 skirtingų rūšių cinamono. Bandelės. Vakarui. Vakarui dabar. Visą dieną nieko nevalgė, jis tiesiog saldumynų ant vakarienės. Ne, valgiau. Užvarysiu. Su lauktuvėm savo. Gerai, keliaujam dabar į stotį ir varom namo, ne? Jo, ate. Ate visiems.